Ekspertai pataria. Laidą Ekspertai pataria pristato Kauno implantologijos klinika. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Mūsų eteryje laida Ekspertai pataria, prie mikrofono Lina Luneckienė. Ir šiandien mes kalbėsime apie naujoves, evoliucijas, netgi revoliucijas, inovacijas, skaitmenizaciją, dirbtinį intelektą, kaip be jo šiandien, ir kitus proveržius šiuolaikinėje odontologijoje. Kaip kinta dantų implantacijos paslauga, kokių moderniausių sprendimų gali tikėtis pacientai, kokius naujausius, dar iki šiol negirdėtus sprendimus siūlo odontologijos specialistai, ypač susiduriant su atrodytų beviltiškomis situacijomis. Ir kas yra gomurinė implantacija. Man malonu pristatyti laidos svečią, Kauno implantologijos klinikos gydytojas odontologas Andrius Jonaitis pas mus šiandien. Sveiki, gerbiamas Andriau. Labą dieną. Tai aš jau čia taip suintrigavau apie visas naujoves, proveržius odontologijoje. Tai gal mes labai trumpai tokį bendrą vaizdą apskritai, kaip šiandien gyvena odontologijos rinka, ką naujo, ką įdomaus turi žinoti kiekvienas tas, kuris, anksčiau ir vėliau susiduria su dantų problemomis. Taip. Sveiki, visų pirma, malonu čia būti. Aš pabandysiu taip apibendrintai pakalbėti apie aplamai problemas didžiausias, kurios yra medicinoje ir odontologijoje. Tai turbūt medicinoje didžiausia problema tai yra pilnai neišgydomos ligos. Tai arba tos ligos, su kuriomis galima apsitvarkyti šiek tiek, bet jos po to gali grįžti ir panašiai. Tai odontologijoje turbūt turbūt aš sakyčiau, šiai dienai yra problema. Tai yra, reiškias, kada žmogus netenka dantų ir tu jam nieko negali padėti. Ir ta problema būdavo sprendžiama gan tokiais primityviais būdais ir žmonėm tas tikdavo, tai tiesiog įvairūs protezai išimami, ten, sakykime, įvairiausių konstrukcijų jie būdavo ir mums kaip tai atrodydavo kaip ir norma, nes, sakykime, čia nieko stebuklingo nebus, tu praradai dantis, turėk viršutinę apatinę plokštelę, jeigu turi daugiau pinigų, tai, sakykime, paliksim ten kelis dantis ir ant jų prifiksuosim truputį mažesnės apimties, ten, sakykime, kažkokį tai metalo lydinio, reiškia, protezą išimama ir žmonės taip gyvendavo. Šiai dienai mes norim komforto, šiai dienai mes norim turėti dantis tokius, kokius mums, reiškia, kokius Dievas davė ir, žodžiu... Ir dar patobulintus, netgi tobulesnius nei Dievas davė kartais. Jo, ta proga ir tobulesnius, bet tiek išvaizda, tiek jausmas turi būti natūralių dantų. Tai pagrindinė, reiškia, problema šiai dienai, kad ne visais atvejais tai galima padaryti. Žmonės, turėdami, sakykime, nuosavus dantis, per daug jais, sakykime, tada klausimo neiškelia. Jie tiesiog kramto, ten kada gali prižiūri, kada negali neprižiūri, ten kokį vieną dantį išrauna, viskas gerai, labai greit adaptuojasi prie ten kelių dantų nebuvimo. Tada žiūrėk prie krūminių dantų nebuvimo adaptuojasi. Tada jau, kai iškrenta beveik visi dantys, sugalvoja ateiti. Ir tada prasideda problemos. Dažnais atvejais klinikose sako, kad jums padėti neišeina, nes iškritus visiems dantim, reiškės, vyksta įvairios atrofijos ir netekus kaulo mes negalime, sakykime, pasiūlyti žmonėms tokių protezų, apie kuriuos jie įsivaizduoja, kad jie jaustųsi kaip su nuosavais dantim. Ir viskas, ir tada atsiranda bėdos. Ir šiai dienai, reiškia, tik tai džiugu tai, kad atsiranda įvairiausių metodikų, kurios be abejo, čia ne tai, kad ten, sakykime, kažkoks daiktas ar kažkas, čia turi būti klinikiniais tyrimais paremta, turi būti, reiškia, ne vienas atvejis sėkmingas, kad apie tai būtų galima kalbėti. Ir tos metodikos, ačiū Dievui, pasaulyje vis atsiranda gudresnių žmonių, kurias jas, reiškia, atranda, kurias jas naudoja ir galų gale kiti po to patobulina. ką mes po to kalbėsim apie tos visus skaitmeninius dalykus, dirbtinį intelektą ir panašiai, ir išsprendžia būtent tuos atvejus, kurie, sakykime, anksčiau būdavo sprendžiami labai primityviai. Tai tokiu būdu ir atsirado, tokia, metodika, pagrindė turbūt, apie kurią aš kalbėsiu ir kuri, mano supratimu, yra turbūt, toks vienas svarbesnių topikų.
Tai yra gomurinė implantacija, tai iš anglų kalbos tai būtų palatal approach, tai mes tiesiog išvertėm gomurinę implantaciją, dėl to, kad, būtent apie tai viskas ir yra. Tai yra tiesiog tie atvejai, kada yra labai nedėkinga situacija, didelė kaulo atrofija, žmonėm, tarkim, atstatyti dantis reikalinga implantacija ir nėra į kur tų implantų įsukti. Tai vat čia yra susideda daug dalykų. Tai vienas dalykas, svarbiausias biologinis aspektas, kad tu negali tiesiog bet kur sukti implanto, kur tik tai yra kaulas. Yra, tam tikras pozicionavimas implantų, kad jie išeitų tose vietose, kur, būsimi dantis bus. Kad žmonėm būtų patogu, juos burnoj turėti. Yra kur kas maloniau turėti, geriau turėti didelį nepatogų išimamo protezą, kurį tu gali išsimt pailsėti, negu ten, kažkokį tai fiksuotą protezą su netaisyklingais įsuktais implantais ir tada vargsta žmonės, verkia ten, tempia lūpas, skauda, įsikandinėja žandus, didelės problemos. Tai tokių tu išsiminėti negali, bet nudėję, kada yra, statomas tas pamatas neteisingai, po to galutiniam rezultate būna visokios tokios bėdos. Tai gomurinė implantacija, aš manyčiau, šiai dienai turbūt yra tas metodas, kuris išsprendžia visus atvejus. Aš asmeniškai savo praktikoje neturėjau tokios, atvejo, kuriame šita metodika nepasiteisintų. Netgi tai gali būti kalba apie ne tik tai vertikalaus kaulo tūrio sumažėjimą, bet ir visus kitus, kuriuose, tu tiesiog negali fiziškai įtalpinti implanto, nes jo plotis yra kur kas platesnis kitą kartą negu kad pats kaulo storis. Tai aš, šitą metodiką pirmą kartą pamačiau Portugalijoje, viešėdamas pas tokį garsų specialistą odontologijoje Pedro Rodriguez. Jisai vienas iš tų žmonių, kurie aplamai pradėjo taikyti metodikas, viskas ant 4, vadinamas kartu su Paulo Malo specialistu, būtent šitą metodiką ir pradėjusiu. Tai iš pradžių tai buvo labai daug neigiamos kalbos iš netgi profesorių, kurie, daug metų yra paskyrę odontologijoje. Buvo skepsis toksai. Jo, buvo skeptiškai žiūrima. Ir nekalbant apie šitą gomurinę implantaciją, tai čia iš vis būtų prieš 20 metų pasižiūrėję ir galvoję, tu neišprotėk. Bet laikui bėgant, matyt, ta vis tiek, implantacija, aplamai Lietuvoje, kas liečia atsiradus 45 metai turbūt bendrai, bet tai yra visų rūšių implantai. Mes kalbėkime apie sriegiamus implantus, kurie būtent naudojami gomurinėje implantacijoje, tai jų, Lietuvoje pradėti naudoti kokie 25 metai atgal. Tai mes apie daug ką, jeigu tai yra naudojama 5 metai, negalim teikti nei kad tai yra gerai, nei kad tai yra blogai, ypatingai dar apie kažkokias tų implantų pozicionavimo metodikas. Čia 5 metai per mažai, ar ne? Jo, per trumpas laikas įvertinti pasekmes. Tiesiog mes negalim to, įvertinti, kadangi mes neturim ilgalaikio kažkokio tai klinikinio tyrimo. Tai pacientas ateis, sakys, kiek šitie danys man laikys. Tai 5 metus. Daugiau nežinom. Ir to labiau, kad per 5 metus nespėsim padaryti dar tų tyrimų. Tai po 20 metų, mes galim, jau turim tyrimus, kuriuose, kaip pavyzdys, 15 metų, tokie surinkti duomenys mums parodo, kokios, kokie implantai, koks implantų dizainas, kokios protezų medžiagos, kokie pagal dizainą metodikos sukimo. Daug labai dalykų, kurie, mums parodo, kad po 15 metų mes turim implantą, kuris stovi be jokių pakitimų aplink kaulą. Tai reiškia, tada, jau prasideda
tų implantų sukimo metodikos įvairios, kada mes sukam pagal tuos, reiškia, sakykime, tas taisyklės, kurios mums padeda turėti ilgai implantą, atsižvelgiam į minkštųjų audinių, reiškia, buvimą aplinkui, atsižvelgiam į implanto dizainą ir taip mes galim, reiškia, žiūrėti į metodikas, kurios jau išsprendžia mūsų ne vieno danties klausimą, daugiau dantų. Tai taip ir atsirado ta viskas, reiškia, ant 4 metodika, kuri plačiai naudojama dabar ir iš pradžių tai tarkim nebuvo labai priimta fainai tarp specialistų, netgi sakau, profesorių, kurie visus tos biomechaninės jėgas vertino kitaip ir ten, sakykime, teigia, kad tai net laikys, ten, sakykime, tas protezas, ten tų implantų per mažai, reikia daugiau ir panašiai. Tai vat, būdavo visų kalbų, bet kas laike mums, reiškia, parodė, kad tai veikia ir mes galėjom, reiškia, eiti toliau. Tai kaip pavyzdys, kai turim kažkokį atvejį, kur mes negalim viską ant sakykime, 4 implantų padaryti, tai mes tada naudojam tam tikras modifikacijas. Kaip ir minėjau, tavo palatal approach yra labai puikiai, bet čia, sakykime, viršutiniam žandikauliui labiau tinkama. Gomurinė implantacija, taip, įveskime į mūsų žodyną šitą sąvoką. Tiksliau, jeigu taip apibendrinti, tai viršutiniam konkrečiai žandikauliui skirta metodika, nes viršutinis žandikaulis pagal savo anatominius darinius čia yra pagrindiniai, nes problemos tai yra sinuso ančiai, jų dydis, topografija, taip pat ir nosies ertmės, kurių apačioje nėra. Tai viršutiniam žandikaulyje tokie, sakykime, anatominiai dariniai, reiškia, mum kiša koją. Tai būtent šita metodika išsprendžia tokius atvejus. Tai kalbant apie metodiką, taip pat šiai dienai mes pradėjom taikyti, reiškia, šitos metodikos dar vieną modifikaciją, tai būtent taikyti ją kartu su skaitmeniniu planavimu. Kas irgi gan svarbus dalykas, jisai, aišku, atsiradęs turbūt ne šiam praeitam dešimtmetį, tai tas skaitmeninis planavimas mums labai padėjo būtent su tais, reiškia, tom vietomis, kurių mes plika akimi nematome. Jo, tai tarkim iki šiol, pats savo praktikoje, kad įsukti taisyklingai implantą viršutiniam žandikauliui, man reikėjo gan stipriai pasikelt, reiškia, minkštos audinius, kad aš matyčiau, kur yra sinuso reljefas, kur yra nosies ertmės reljefas ir pagal tai galėčiau pozicionuoti implantus. Šiai dienai mes galim pasidaryti žmogaus žandikaulių bei dantų kopiją kompiuteryje, specialios programos, pagal kurios kartu su, reiškia, ta žandikaulių kopija bei kompiuterinė tomografija, kartu sumečiunus, mes turim realią žmogaus žandikaulių kopiją. Autentišką, ne? Jo, autentišką, su jo sukandimu, kur mes galim modeliuoti būsimus dantis, taip, reiškia, iš akies nesukdami implantų ir po to, sakykime, turėti gerą rezultatą, ne tik tai įsukti implantą, bet ir turėti būsimus dantis su teisingom implantų išėjimo pozicijom, kad tie protezai būtų mažesni, kuo natūralesni, kad patogus būtų. Tai tas, reiškia, skaitmeninis planavimas mums ir faktiškai ir padeda išvengti didelių žaizdų. Tai reiškia, kuo mes mažiau viską akimi, reiškia, pasikeliame, kuo mes mažiau tų visokių pjūvių, ten dantinų pakelimų darom, tuo ir komplikacijų mažiau, be abejo, ir gyjimas greitesnis ir visa kita. Tai tas susiplanavimas, jisai mums leidžia pradžiai pasidaryti visą procedūrą kompiuteryje ir tik tada, reiškia, jau kai viskas yra padaryta kompiuteryje, netgi dantis sudėti į tą skaitmeninį muliažą
įvertinta šypsenos linija, pažiūrėtas visas, sakykime, vaizdas, tiek įvertinta, kiek bus liežuvių vietos, kaip, sakykime, kandimas vyksta ir panašiai. Tik tada mes, reiškia, atspausdinus specialius gidus, galim per juos viską padaryti burdoje. Tai vienas dalykas staupo laiko, antras dalykas staupo paciento sveikatos, kas liečia gijimą. Ir trečias dalykas, mes nepaklystam, mes turim tą tikslę navigaciją, kitaip tariant, kur tą pagrindinį, sakykime, pamatą, kas yra svarbiausia būsimų dantų, reiškės, būsimose dantyse, tai mes jį galim išspręsti preciziškai tiksliai. Aha. Andriau, jūs čia man viską išpasakot, ne tik tai man ir visiems klausytojams, visus klausimus praktiškai atsakėte, nes aš ir norėjau klausti, koks pranašumas, jeigu lygintumėm su kitais metodais. Ar seniai taiko šitą metodą? Iš tikrųjų mes šitą metodą taikom kokius pusmetį dabar, ir tai nėra, kad šitie dalykai, sakykime, tu pasižiūri ir iškart darai. Kaip pavyzdys, tie dalykai turi vykti palaipsniui, kaip pavyzdys, nuo vieno implanto pozicionavus, jį pasižiūrėjus, kaip tai veikia ir panašiai. Aišku, tai, sakykime, pas patį jau nuvažiavus žmogų, kuris va būtent tai ir pradėjo tą gomurinę implantaciją, tai šitie visi taškai ir susidėliojo. Ir dar pradėjus būtent tą metodiką, pamačius jos privalumus, bei sujungus ją su skaitmena, kas šiai dienai irgi labai padeda tiek pavienių dantų atstatyme, tiek, reiškias, didesnės apimties bedančiuose žandikauliuose. Tai iš tikrųjų yra revoliucija, galiu drąsiai sakyti, ir išsprendžia tikrai, sakykime, aš asmeniškai neturėjęs tokios konsultacijos, kurioje nemačiau galimybės, sakykime, neišspręsti atvejo. Žodžiu, šitas metodas išsprendžia net pačius beviltiškiausius atvejus, ar ne? Ir tai pasiteisina, ir jūs jau tai įgyvendinote, ar ne? Mes apie pusmetį tą metodiką naudojame, ir vėlgi pasikartosiu, kad tai nėra mano kažkokia išrasta metodika, tai yra metodika pradėta, reiškia, sakau, tokio specialisto, reiškia, Pedro Rodriguez, jisai 100 pacientų jau taip yra išgydęs, padaręs klinikinius tyrimus ir panašiai. Tai šitas visas veikia. Čia, kaip ir žinot, yra tu visą laiką iš protingesnių žmonių kartai, sakykime, pasisemi kažkokių tai naujų dalykų ir galbūt dar turėdamas savo praktiką pritaikai dar papildomai kažką tai, kas va būtent ir gimė, reiškia, ta gomurinė implantacija kartu su skaitmeniniu planavimu. Tai dėl to džiugu, ir pagrindinė bėda, kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, kuri mus šiai dienai odontologijoje lydi, tai yra va būtent neįsprendžiami dalykai. Ir aš labai skeptiškai visą laiką žiūrėjau į gydytojus, kurie kraipo pečiais ir tiesiog jums nieko neišeis. Nes neieškoma sprendimo išeities kažkokios dažnu atveju. Čia ne dėl to, kad galbūt netaip išsireiškiau, neskeptiškai. Čia tiesiog viskas gerai, kai tu to nedarai ir tu galbūt, bet blogai yra tai, kad tu net neturėdavai kur tą žmogų parekomenduoti, kas padarytų, nes tiesiog nėra tokių dalykų, niekas nedaro. Ir liūdna, nes žmonės ateina, nori kažkokio sprendimo, galbūt net finansiniai dalykai leidžia, ir tu tiesiog negali nieko pasiūlyti. Tai vat atrodo tas pakankamai jau pažangus laikai. Andriau, žinokit, mūsų laikas tiesiog negailestingai tirpsta, beviltiškai tirpsta prieš mus. 2 klausimai. Dirbtinis intelektas šiandien odontologijoje, kaip įsibėgėja, jūs jį jaukinatės, nes skaitmeninis šitas planavimas, manyčiau, yra dirbtinis intelektas iš vienos pusės, ar ne? Ne, aš sakyčiau, kad taip trumpai tariant, praeitas dešimtmetis buvo to viso skaitmeninio planavimo, tai yra, reiškės, metodai, kuriais mes galime kompiuterį, programos tam tikros, kurios mes kompiuteryje galima
adaptuoti konkrečiai sprendžiant kažkokio tai žmogaus atvejį. Tai persikeliam, sakykime, visą informaciją į kompiuteryje, tenais pasidarom operaciją ir atsispausdinę tam tikras, sakykime, gidus, kurie padeda naviguoti sukant implantus, mes galim tiksliai išgauti, procedūrą atlikti tiksliai. Tai šiai dienai yra, šis dešimtmetis, tai yra jau dirbtinio intelekto ir ten, sakykime, tos visos skaitmeniniai gidai, kurie šiai dienai yra fiziniai, tampa jau ne fiziniai, bet virtualūs. Jo, yra specialūs įrenginiai, kurie skaitmeninio intelekto pagalba mums padeda naviguoti be jokių gidų, sukant implantą. Tiesiog yra patys antgaliai, patys angaliai sumontuoti su tam tikrais kompiuteriais galingais, kurie mums padeda, reiškias, matyti visą, reiškias, kaulą, vaizdą trimatį erdvėje ir prieš tai suplanavus mus naviguoja teisinga kryptim. Tai vat tokie proveržiai, tokios naujovės. Taip. Paskutinis klausimas vienu sakiniu. Ar žmonės, ar pacientai, jūsų klientai nebijo tų naujovių, nebijo naujų metodų? Ne tai, kad nebijo, ar jie drąsiai leidžia jums taikyti tos sprendimus, apie kuriuos mes šiandien šnekėjome? Matot, čia nėra kažkokie tai metodai, kurie būtų rizikingi ar pavojingi. Čia daug daugiau rizikos yra netaikyti šių metodų ir daryti iš akies, ar daryti iš akies ir turėti daug komplikacijų. Čia paaiškinus pacientui visą šitą, tai aš manau, bet kuris, sakykime, supranta ir čia galima labai ūkiškai paaiškinti, tai tikrai, neatsisako ir priema šitą. Ir dar kiek naujovių mūsų laukia, kaip aš suprantu, dar tikrai tobulės šitas sritis. Manau, dirbtinis intelektas tikrai daug proveržio duos, tai neabejotinai. Ir visi turėsim gražias šypsenas ir sveikus dantis. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai pataria. Mes šiandien kalbiname Kauno implantologijos klinikos gydytoją odontologą Andrių Jonaitį, o laidą vedžiau aš Lina Luneckienė. Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laidą Ekspertai pataria pristato Kauno implantologijos klinika. Ekspertai pataria.